Sveiki visi, randamės Panevėžio rajone, Startų sodai. Pradedam gręžti gręžinuką, 1,50 m įgręžiam, žiūrėsim kaip eisis toliau. Štai gręžinuką ir turim, vanduo čia stovi aukštai, apie 2 metrai nuo žemės, įgręžiam 4,5 metrų, nes daugiau niekaip negalėjom, akmenų labai daug. Trumpą filtrą padarėm ir jungiam. Ir kas sako paviršinis vanduo, tai va šitoj va duobėj, nežinau. Va ten va vanduo stovi. Čia 1,50 m kažkur tai bliksi dar. Ir jisai niekur nedingsta. Nes apačioj filtras, tas 4,5 metrai, pusę metro filtras, užspaustas ir jisai ima jau grinai iš vandeningo sluoksnio. O tai va ir bėga. Per siurbliuką. Va, per siurbliuką šlangą. Va štai va ir bėga. Va, aišku, čia dabar tas vanduo turi įsivalyti aplinkui. Jau atsidarė, va, kaip ir purvinas visas. Ir turės prašviesėti. Statau ant pauzės, po kelių minučių parodysiu, kaip šviesus bėga. Nu, tingisi laukti. Nu va, jau kaip ir skaidrėja. Dar kokios 5 minutės įsivalys. Ir bus super. Tada propompuoti gerai. Dieną 2, kad įsivalytų gruntas apačioj. Tuoj bandysim uždėti ploną antgaliuką, kur laistymo žarnom dedasi. Pažiūrėsim kokią srovę, ant kiek pučia. Na štai. Ką reiškia iš 4,5 metrų. Va, per va tokį va antgaliuką, kur maunasi šlangos. Va, stoviu, kiek čia? Kokie 7 metrai iki medžio, tai va, srovė kokia. 2 kubai, garantuotai čia bus. Tai va, reik vandeniuko skambinat. Tai toks rezultatas. Kibras 12 litrų. Kam įdomu, pasiskaičiuosit. Žiūrim, per kiek sekundžių pribėgs tas 12 litrų. 1, 2, 3. Pasiskaičiuosit ir žinosit, kiek per valandą litrų. Stop.